Bokštinė grūdų džiovykla. Kompanijos Intersilo pristatoma bokštinė grūdų džiovykla skiriama itin našiam maistinių ir pašarinių sėklinių, grūdinių, ankštinių, aliejinių kultūrų džiovinimui ir pasirenkama esant dideliam grūdų džiovinimo poreikiui ir srautui. Bokštinė džiovykla yra cilindro formos, joje sumontuoti dvigubi sietai, pagaminti iš perforuotų kokybiško nerūdijančio plieno lakštų. Tarp sietų yra 32 cm atstumas, dėl to labai gerai panaudojamos grūdų kolonų erdvės. Sienelės perforuotos tokiu būdu, kad karštas oras galėtų laisvai praeiti pro grūdų srautą. Grūdų džiovyklos cilindrai suskirstyti į kelias žiedines sekcijas. Tarp sietų sekcijose radialiai sumontuotos vertikalios plokštės, dalijančios grūdų kolonas į kelis sektorius. Kiekviename sektoriuje yra grūdų paskirstymo briaunos, skirtos tolygiam žaliavos džiovinimui. Viršutinėje grūdų džiovyklos dalyje montuojami papildomi drėgnų grūdų pakrovimo įrenginiai. Leistina apkrova džiovyklos stogo viršūnėje yra 900 kg. Negarsiai veikiančius našius ventiliatorius varo patikimi ir ilgai tarnaujantys elektros varikliai. Oras, kurį pučia ventiliatoriai, praeina pro kūginius oro kanalus, kurių paskirtis – palaikyti tolygų liepsnos degimą. Oras sušildomas patobulinto modelio dujinėme vožtuve Maxon. Kuras į degiklio mazgą patenka pro saugius dujų atkirtiklius Maxon. Aušinimo zonoje šaltas oras įtraukiamas ventiliatoriais pro pašildytus grūdus. Tokiu atveju oras įšyla ir paduodamas į degiklį, todėl sutaupama daug kuro. Išorinės ir vidinės priežiūros platformos ir 3 serviso durys – visa tai numatyta tam, kad būtų kuo patogiau prižiūrėti įrenginius ir valyti grūdų džiovyklos sietus. Pro platformų serviso duris galima lengvai pasiekti degiklių bei grūdų iškrovimo zonas. Aušinimo kameros dugnas ir iškrovimo sistemos mazgai pagaminti iš itin kokybiško nerūdijančio plieno. Grūdų iškrovimo greitį kontroliuoja kompiuterinė sistema. Skaičiuojant atsižvelgiama į grūdų drėgnį ir grūdų temperatūrą kolonoje bei iškrovimo įrenginyje. Perkaitimo davikliai yra sumontuoti viršutinėje grūdų džiovyklos dalyje. Jie skiriami avarinių situacijų prevencijai. Grūdų kolonos temperatūros kontrolės daviklis pateikia duomenis į valdymo pultą. Grūdų džiovyklos iškrovimo sistemoje numatyta iškraunamų grūdų temperatūros ir drėgnio kontrolė. Jutiklinis skystųjų kristalų ekranas rodo grūdų džiovyklos veikimo funkcijas bei grūdų parametrus – iškrovimo greitį, drėgnį, temperatūrą. Bendrovė Intersilo yra pasiruošusi abipusiai naudingam bendradarbiavimui. Mes turime galimybę patiekti pirkėjams geriausių įrenginių, pasiūlyti serviso galimybes, konkurencingas kainas. Sandėlyje visada turime įrenginių. Visiems tiekiamiems įrenginiams bendrovė Intersilo suteikia garantiją, o pasibaigus garantijos terminui gali pasiūlyti priežiūros ir remonto paslaugas. Atsarginių detalių asortimentas yra mūsų partnerės Dankorn sandėlyje Danijoje.